Sveiki visi, aš esu Simonas Bendžius iš Fizinių ir technologijos mokslų centro arba FTMC. Jūs girdite arba matote tinklalaidę pavadinimu Tai ką jūs ten darot. Aš manau, tikrai žmonės liktų nesupratę, įsižeidę ir supykę, jeigu šitoj tinklalaidėj mes nepakalbintumėm turbūt žinomiausios mokslininkės Lietuvoje. Ir aš čia sakau visiškai be jokios ironijos. Tai yra Mažena Mackoit-Sinkevičienė, mokslo daktarė, fizikė, FTMC optoelektronikos skyriaus mokslo darbuotoja. Labas, Mažena. Labas, Simonai. Jeigu yra tokių, kurie nėra girdėję ar matę Maženos, tai tiesiog trumpai galiu pristatyti, kad Mažena dažnai pasakoja paprasta vaizdinga kalba apie mokslinius dalykus laidoje Mokslo sriuba, linkėjimai Ignui vedėjui. Taip pat pasekite YouTube kanalą Maženos ir jos trumpas fizikos paskaitas, kur irgi iki 10 minučių maždaug, irgi taip vaizdingai, su humoru ir su įvairiais istoriniais pavyzdžiais Mažena pasakoja apie įvairius sudėtingus, atrodo, mokslinius dalykus, tačiau net tokiem kaip aš suprantamai ir labai įdomiai. Tai va. Ir dar dalykas tas, kad apie Maženą, nes netgi sukurtas yra dokumentinis filmas, TVP Polonija, Lenkų kanalas. Tai padarė, čia vaikštinėjo su kameromis, tai gali apie tą filmą gal šiek tiek papasakoti, ką tu ten jame kalbi, ką ten veiki ir kokia čia idėja. Ir kokia idėja. Simonai, po tokios įžangos labai sudėtinga dabar pradėti. Ačiū labai, man be galo malonu už vertinimą ir už trumpos fizikos paskaitos paminėjimą. Tikrai fizika kasdien, net savaitgaliais propaguoju, gyvenu tuom ir tas nėra paslaptis. Tai Varšuvoje režisierė yra gan žinoma ponia, taip, jinai kūrė dokumentinius filmus ir jie turėjo idėją apie šiuolaikinius, Lenkų kilmės žmonės, kurie kažko yra pasiekę kurti dokumentinius filmus iki valandos, pusvalandžio trukmės. Ir buvo sudarytas sąrašas, gan ilgas, tai yra ir garsus, ir dainininkai, menininkai, verslininkai, politikos žmonės, atstovai, bet iš viso sąrašo praėjau kaip pirmajam tokiam startiniam epizodui, su kurio ir... Pati pirmoji. Jie taip atrinko. Kriterijų nesuprantu, aš netgi porą laiškelių rašiau, kad ar jūs tikrai esat įsitikinę, nes dokumentinis filmas skamba kaip apie žmogų, kuris, tikrai yra nugyvenęs visų pirma labai daug ir tikrai turi tų įvertinimų, tikrai sukaupęs, aš dar nesijaučiu verta. Šiaip, taip, čia labai sudėtinga buvo sutikti. Taip, tai jie atkeliavo pas mus į Lietuvą, mes filmavom visą centrą iš įvairių pusių, taip, įžanga, kiek atkartojome Einšteino kelionės dviračiais universitetą, tai mes taip keliavome į FTMC, kaip prasideda ta darbo diena, su kom čia dirbama, kokia įranga yra, užsukome kelias laboratorijas, papasakojau, kokia yra kasdienybė, pradedant tas kelias nuo poezijos, taip, per mokslą, per studijos pasiekimus, visos tos darbus, ir taip, ir tas epizodas jau išėjo, taip galima buvo pamatyti. Kas džiugu, tai vors net tuo pat metu startavo projektas ir Lietuvoje, nes aš galvojau, gerai, yra, dokumentiniai filmai yra įvairių žmonės, bet šiaip mokslininkai vis daugiau gauna eterio, Simonai, ir tavo dėka, ir Lietuvoje mes jau matom daugiau to balso, tai startavo projektas Moteris inovatorės. Moteris inovatorės. Taip, kur bus filmai apie 5 moteris, keičiančias, darančias kažkokią įnašą į mokslą ar pokyčius visuomeniai. Taip, tai džiaugiuosi ir ruošiuosi sausį, vasarį turėtume pamatyti, tai čia jau bus Lietuvoje. Kokios dar kitos moteris, gal žinai? Sąrašas dėja yra įslaptintas, klausiau, kodėl. Dalia Grybauskaitė, Mažena Mackoit-Sinkevičienė. Taip. Ir užsibaigė. Ir dar ten, aišku, tų garsių. Tai sąrašas, čia intrigai sudaryti, kad žmonės lauktų ir norėtų pamatyti. Taip. Ir ta Meilutytė, be abejo. Be abejo, taip. Tai smagu, tai aišku, tikrai čia tik labai mažą tokią dalelytę paminėjau, ką tu veiki, nes tu tikrai labai
mokslą populiarini įvairiais būdais, važinėja su mielu noru į mokyklas, rengia įvairius renginius ir, pavyzdžiui, yra pasaulinė kvantinės fizikos diena, taip, kurią irgi tu esi kaip ambasadorė Lietuvoje šitos dienos irgi su vyru keliauji po Lietuvos mokyklas, pristatai tą kvantinę fiziką ir turbūt irgi tavo dėka mes sužinom, kas tai yra, ar ne, nes skamba tikrai sudėtingai tie dalykai, bet... Ir vis daugiau ir daugiau to. Dar atskleisiu paslaptį, kad UNESCO nori 2025 metus paskelbti kvantinės fizikos metais, mes turėjom šviesos metus, taip, tai artėja kvantiniai metai, ne vien diena, o visi metai. Taip, tai ambasadorė tapau Audriaus Alkausko dėka, jis pirmasis davė tą, kaip čia sudarė tinklą, tiltą su visais tais žmonėmis, kurie įkūrėjais, nes įkūrėjas vienas iš jų yra Alan Aspe, Nobelio premijos laureatas. Tai ta šventė, tie pirmieji metai, kai startavom, net Baltieji rūmai ir tie sužinojo, kiek Lietuva ir kokiu mastu šventė. O kaip čia Baltieji rūmai sužinojo? Baltiesiems rūmams atstovauja iš Caltech Spiridonas, mokslininkas, kuris yra ir kvantinių technologijų kaip atstovas, bet ir konsultantas tokių filmų kaip Ant-Man, žmogus Skruzdė, toliau Marvelio. Skruzdėliukas, lietuviškai. Taip, ir aš su juo komunikavau ir jis sakė, jisai irgi mato prasme per populiarinimą vis daugiau ir ten daug kvantinės mechanikos sumažinas, skruzdėliukai ten. Tu matei tą filmą? Taip, žmogus ir Vapsva ir visi kiti filmai, taip. Tai aš supratau, oho, kaip galima su ta fizika, taip, per visas nišas ir skirtingai. Tai jie ėjo per muziejus, o mes ėjom per meną. Ir mes parodėm, kad gerai mes galime daug jaunimo pritraukti, nes gerai kvantinė fizika skamba iš tikrųjų baisiai. Ko tu neišsiaiškini, kas tai. Taip, bet... ir 7 metų berniukas, jauniausias mūsų dalyvis, o vyriausias dalyvis buvo 50 metų vyras. Tai matom, kokia didelė paletė susidomėjimo, taip, ir ne tik tais lietuviai iš Lietuvos, bet ir iš užsienio pritraukiam. Tai aš be galo džiaugiuosi, tai buvo tikrai tiek stiprus startas, kad po jo sudėtinga kažką ir planuoti ir organizuoti, nes reikia vien augti ir augti. Apie tai užsiminė apie skruzdėliuką Ant-Man. Tu čia neseniai, čia prieš kelias savaitės LRT televizijoje kalbėjai apie fiziką fantastiniuose filmuose ir paminėjai, pavyzdžiui, kaip per Harry Potterį, to didžiojo auditorijoje visi mato šitas plevenančias ore žvakes ir tu sakai, kad teoriškai įmanoma padaryti tam tikras bangas panaudojant, kad tos žvakės jos tikrai pleventų ir ten buvo eksperimentai kinų su voru arba, pavyzdžiui, nematomumo apsiaustas, kuris skamba fantastiškai, bet irgi teoriškai ir link to irgi einama, yra kuriamos tos metamedžiagos, kurios tą šviesą tam tikrų kampų ten atspindi, žodžiu, ir padaro, kad ta šviesa apeina ir tas daiktas tampa nematomas. O kaip su skruzdėliuku? Tengi yra scena, kai jisai, ten apsimauna tuos šarvus specialius, ar ne, ir jisai sumažėja, tampa tikrai kaip skruzdėlytės dydžio. Ar čia bent teorinių lygmenių kažkaip yra tas įmanoma, kad daiktas būtų taip sumažintas? Apie sumažinimą taip, Čia taip labai taip spontaniškai tas klausimas. Taip, nes, sakau, kaip tie aukštų temperatūrų, aukštų slėgių fizikoje, taip, tu gali kažką bandyti spausti, bet kad matmenis keisti, ne, kiek domiuosi, aš ties to nesusiduriau. Aš labiau gal prie kvantinių efektų veikimo ir atskleidimo, kaip mes kalbėjom, tada Harry Potterį minint 9,3/4 platformą, taip, kad įsijungia ir per dalelės, jeigu mes mąstysime, tai iš tikrųjų tas įmanoma, nes žmogaus masteliais dėja to neišeitų padaryti, taip. Taip pat einant į kitus filmus, kur aš labai daug matau įvairių aspektų, kalbant apie kelionės į praeitį, kur, aišku, lietuvių režisieriai prisidėjo prie kelionę atgal, taip, du filmai, Back to the Future, taip, labai kultiniai filmai ir tu galvoji, gerai, tarkim, iš esmės, gerai, jeigu tas ir būtų įmanoma, nors dalelių lygmenyje buvo parodyta, kad sukinio fazę galima atsukti šiek tiek atgal, kad išsifazavę susifazuotų atgal. Dalelių prasme mes kažką matom, toks tarsi atgal kelionė laiku. Žmogus prasme, bet dar yra ir kitas aspektas, jeigu jūs keliausit atgal, tiksliai į tą pačią vietą, geografinę prasme, mes turime pagalvoti, ogi Žemė
Ne tai, kad sukas orbita aplink Saulę, bet ir visa mūsų Saulės sistema, galaktika juda visatoje. Ir tu, jeigu ir keliausit, gal tu atsidursi kažkur kosmoso erdvėj. Net ne toj pačioj vietoje, ne Žemė, ar ne? Čia gali mąstyti įvairiai, uždavinėti klausimus. Aha, taip, o kas būtų taip? Ir tų klausimų vis daugėja. Ar Kapitonas Amerika su savo skydu apsaugotų, ar tai kaip apsauga, ar kaip ginklas. O mes žinome, kad iš tikrųjų kaip apsauga veikia tik tais minkštieji kūnai, kaip pagalvės, kaip šiukšlių maišai, ant kurių tu gali nušokti iš daugiau aukščio. Taip? O kaip tas skydas absorbuoja visą tą kulkų energiją. Čia labai, aš sakau, kiekvienas filmas, tu gali iškelti daug klausimų, bet Nolanas iš tų režisierių, kur bando visą fiziką, ko įmanoma tiksliau ir pagal taisyklės, taip, kaip turi būti. Tai aibė filmų, net žiūrint, aišku, nuo superherojų kaip Batmanas ir jo visą tą trajektoriją sklidimo, kad kokio aukščio reikėtų, kad visgi tas ore, jisai ne iš karto taip... Apsiaustas ant taip, tas apsiaustas, taip, iš ko turėtų ta medžiaga, koks plotas paviršiaus turėtų susidaryti, kad oro srautas nuneštų jį. Bet aš apie juodasias skylės minėjau, kiek jis įdėjo to darbo. Tarp žvaigždžių filme. Tarp žvaigždžių filme, Interstellar, taip, o kiek Oppenheimeris ir taip toliau. Aibė, taip? Ir čia pat iš to, o Kubrikas ir Kosminė Odisėja, tai visoko pradininkai. Čia taip, čia. Taip. Sužadinu norą vėl tos filmus pasižiūrėti. O meilė tikrai yra 5. dimensija? Gražus klausimas. Nes kas nežino, filme tas Tarp žvaigždžių Nolano, tai buvo prieita išvados, kad yra 4 išmatavimai, bet meilė yra tas toksai sunkiausiai apčiuopiamas ir neišmatuojamas, bet vienas iš svarbiausių. Tai čia. Kiek tų dimensijų, ar M dimensijų tas, ar susimąstai, fizikoje irgi turi būti daug filosofijos, tu turi mąstyti ir kai yra tie klausimai visako teorijos paieškos, yra multivisatos, ar kiek tų dimensijų, taip mes per 4 ir apsiribojam per Minkovskio erdvę, apsirašom tą mūsų reliatyvumo teoriją ir kaip viskas veikia kosmose, erdvėlaikyje, taip. Meilė, kažkur yra ta vieta. Jo, apmąstymai. Gerai, tu savo interneto puslapyje drmznms.com dabar galvoju. Tiesiog įveskit Google Mažina Mackoit Sinkevičienė ir tikrai surasit ten daug informacijos apie tave pačią. Ir tu minėjai, kad tave patraukė vaikystėje meilė matematikai ir būtent ta meilė, kur ir dabar iš tavo akių spindinčių mes matom tiem mokslo dalykams ir tu užsiemi, kas įdomu, teorinę fiziką. Net ir tavo disertacijos pavadinime, kurį prieš jau beveik 4 metus ar ne parašei, yra žodis teorinis, tas pavadinimas taškiniai defektai kaip pavienių fotonų šaltiniai heksagoninėme boro nitride. Oh my god. 2 teorinis tyrimas. Tai ar gali papasakoti šiuo metu, ką konkrečiai čia FTMC tyrinėja, ar ne? Ir paskui mes apie tą teoriją, fizikinę teoriją pakalbėsim, nes dažnai irgi yra toksai, man įstrigo, kai Šviesos atminties tavo minėtą Audrių Alkauską buvau kalbinęs tuo metu, kai dar darbavausi LRT klasikos stotyje ir aš jo klausiau, kokia jūsų ten tyrimų, žodžiu, ten nauda visuomeniai, ką konkretaus, tarkim, mes čia kiekvienas galime pasisemti iš jūsų. Jis taip labai taip netikėtai įdomi pasakė, sako, aš suprantu, kad žmonės jie dažnai, sako, kaip aš nenorėčiau iš karto labai daug ko pažadėti, ar ne? Į ką tai konkretaus gali išvirsti, nes tada visuomenė pradės klausti, tai kurgi jūsų tie žaisliukai, kuriuos jūs žadėjot, kuriuos ten prieš pusę metų, prieš metus, ir tiesiog, ir kaip su kitais tenka moksliniais kalbėti, kad, natūralu ir yra smagu, kai virsta moksliniai tyrimai konkrečiais tokiais, ar ne, ten daiktais, jutikliais, lazeris, dar kažkuom, tačiau irgi yra labai labai svarbu suvokti tą teoriją pačią, ar ne, pačią esmę dalykų, ar ne, iš ko atomai susidaro, kaip jie juda, kaip ten dar gilesniam lygmenį viskas veikia. Ir atrodo tos naudos kaip ir atrodo
tiesioginės nėra, bet vis dėlto tai yra labai svarbu. Tai vat, dėl to gal pradėkim nuo to, vat, ką tu konkrečiai taip, čia nes darai. aš dažniausiai kalbu, ką daro kiti ir kaip fizika. O apie tave pakalbėkim, jo. Ir dažniausiai taip šios temos neliečiu. Įžangoj paminėjau mano disertaciją, taip, mano vienus iš pradinių tų tyrimų, taip, tai aš fizikė teoretikė. Tema būtų ties kvantinė fizika, kvantiniam technologijomis, taip. Aš dažnai suku dar tokio sukinių algebrą, tai yra tokio magnetukų algebra, bet visa ko pradžia, tų kvantinių technologijų, vat mes čia turime ant stalo kaip tos pavyzdžius. 2010-2006 keli žmonės, tokie kaip Fiodor Jeleško, kuris dažnai lankosi FTMC, garsus Vokietijos fizikas, Jörg Wachtrup ar Miša Lukin, pradėjo kalbėti, kad kietakūniai platformoje įmanoma realizuoti būtų optinį kvantinį kompiuterį. Nes yra medžiagų, kuriuose kažkas, na, vat, tokia priemaiša neidealumas, veiks kaip kubitas, veiks kaip pagrindinis prietaisas. Vat, kubitas, dažnai jūs girdėt, tai yra kaip pagrindinė mūsų žaidimų taisyklių autorius ar pagrindinis piniginis vienetas, aš nežinau, diktatorius viso to pasaulio, kaip mes turime veikti, tai yra siekiamybė, bet ne visose medžiagose paprastas stalas, na, neturi tų kubitų, mūsų apranga irgi neturi tų kubitų, tai jie iškelia idėją, pažiūrėkit, yra deimantas, ne bet koks deimantas kaip juvelyriniai prekė, taip, aš turiu demonstruoju jums, bet tie atspalviai, kurie ateina ne iš idealumo, o iš to, kad labai daug priemaišų. Ir kvantinis deimantas yra deimantas, kuris spindės raudonai, netgi rožinė spalva. O, jis yra kvantinis. Kodėl atsiranda ta rožinė spalva? tai reiškia, kad toj gardeliai, vat, ką mes turim. Jo, radio klausytėm galim truputį paaiškinti. Mes matom tokias kaip atominės struktūras padarytas iš plastiko ir atomai sujungti į atsikartojantis raštas yra tam tikra išsidėstymas pagal taisyklės. Deimanto struktūra tokios kaip beveik piramidės formos yra, o čia kita tokia struktūra, tai yra tokie sujungti šešiakampiai, tai čia yra grafito. Taip, grafito struktūra, bet jeigu mes pakeistume visus anglies atomus į borą ir azotą, būtų boro nitridas. Dėl to aš ir atnešiau, nes tai yra... Boro nitridas, kurį tu ir tyrinėjai. Tiksliai. Iš tikrųjų, per savo disertacijos laikotarpį man teko dirbti su 2 medžiagom. Tai deimantas yra viso ko tas pradininkas. Pasirodo, kad jeigu nėra kažkokio atomo toj gardeliai, tai aš dabar ką aš darau, tai aš išimu vieną atomą iš tos gardelės. Nes iš tikrųjų sudėtinga yra išauginti, nėra idealių kristalų, kur visi atomai yra savo vietose. Dažniausiai labai yra daug tuščių tų vietų, kur trūksta to vieno atomo. Vakancijų. Tokia yra pusiausvyra gamtoje. Vakancijos vadinasi, ar ne? Tuščios vietos. Tuščios vietos, vakancijos. Ir ką mes kaip žmonės galime, tai galime auginimo metu, ką daro ir mūsų požemiuose kristalų augintojai, įterpti kažkokį srautą atomų auginimo metu, kuriems kaip ir nedėra ten būti, bet yra kaip priemaišos. Tai prie tokios vakancijos, jeigu prisėstų šalia azotas, susidarytų ta kvantinė pora, NV centras. Tai NV centras kaip tas raktas, tai aš sakau, čia ir prasideda visas žaidimas. Čia ateina kaip kvantinio jutiklio pagrindas, magnetometro kvantinio pagrindas ar kvantinio kompiuteriaus pagrindas. Nes čia, kur nėra idealumo, užstringa elektronas. Užstringa. Nebegali judėti jisai? Tai mums nedomina tai, kaip per juostas mes galime, kaip saulės celėse ar lazeriuose, turėti srautus elektronų, taip, ploštus ar tranzistoriuose valdyti ir uždarinėti tą srautą, taip. Ta kvantinės fizikos dėka iš tikrųjų mes galime ir skaičiuoti, taip? Tai yra pirmosios kvantinės revoliucijos vaisiai, išvardinti tie tranzistoriai, laseriai ir taip toliau. Taip, bet čia pavienis, taip, elektronas, gali būti jų kiek daugiau, taip, bet šioj vietoje visas tas žaidimas, nes jis yra labai jautrus bet kokiems elektrinio ar magnetinio lauko pokyčiams. Jis tai iš karto tas matysis jo signale, kurį mes išmatuosime. Tas burbuliukas tavo įterptas tą struktūrą. Šalia to, kurio nėra, taip, ta pora. Tai ne visi defektai, ne bet kokie. Mes jau negalime dirbti kaip lemputės išradėjas, kur išbandė visą, kas įmanoma, kol
Wolfram rado, taip, nėra tokių išteklių. Obama tam ir pradėjo didelį Materials Project, investavo, kad fizikai, teoretikai iš viso pasaulio apsijungtų ant superkompiuterių ir skaičiuotų iš karto, ko reikia, su kokiom savybėm. Taip? Tai mano misija ir buvo tokia Sherlockas Holmesas, kaip tą parodyti, kaip kietakūniai platformai mes galime realizuoti ne tiek kupitą, bet tą kvantinę šviesą. Toks šaltinis, kuris tiksliai per laiko momentus, taip, vienodos fotonus, tas šviesos dalelės, nei kaip saulė, nei kaip lazeris, nei kaip šviesos lemputė, o kvantinė šviesa, kurios reikės jau kvantiniai kriptografijai, ką šveicarai padarė, ne? Jie per savo rinkimus prieš vos ne 10-metį panaudojo. Taip, žmonės prabalsavo, jie tos duomenis suvedė per kvantus, per šviesą, taip, kurią su šviesolaidžiais pateikė į centrą, taip, tai buvo užtikrinta kvantinė komunikacija per kriptografinį šifrą. Taip, tai tas jau yra realu. Aš nekalbu apie tai, kas magija, kas mūsų laukia. Tas yra naudojama. Arba kaip jutiklis išnaudoti. Mums jau nereikės tų GPS sistemų, nes mūsų Žemės magnetinis laukas nėra homogeniškas ir net nustojus veikti palydovams, tai sistemai, nes kinai turi savo GPS, ne? Amerikiečiai savo tas, o kas jeigu būtų sutrikdyta? Blokuoti kažkas. Taip. Tai yra kvantiniai jutikliai tam, taip, tai ką galėtų išmatuoti deimantas ar boro nitridas, priklausomai, kiekviena medžiaga turi savo ypatumus. Tai jau amerikiečiai turi dėžutės, su deimantais ir sraigtasparniuose gali skraidyti ir jau išmatuoti, orientuotis pagal magnetinį lauką, tai yra tarsi Žemės toks piršto antspaudas, kurioje vietoje tiksliai randasi. Taip, ir to net nereikės. Tai čia keletas pavyzdžių, kaip detektuoti po žemę minas ir taip, labai daug įvairių ir įvairiais aspektais nuo finansų apsaugos, kariuomenės iki medicinos ir taip toliau. Tai aš jau pamelavau, pasakydamas, kad ta teorinė fizika, atrodo, nieko neduoda bent jau iš pradžių. Link to judame. Tai ir daug klausimų, o kokie defektai, kokių reikia, niekas nežino, taip, ir yra kvantinė fizika, kvantinė mechanika, skaičiavimai, kur Schrödingeris savo laikų dar 20-ojo amžiaus pradžioje, taip, kaip įsikūrė, taip, jie galėjo išspręsti tiesiog vandeniliui, kur yra, vienas elektronas. Sistema nedidelė. O čia ateina 10-23, tų dalelių kiekis yra milžiniškas. Mes naudojamės superkompiuteriais. Tai savo darbę pasijunginėjom prie, būtent Audriaus Alkausko dėka, mes turėjom bendradarbiavimą su Australija, su Jungtinėm Amerikos valstijomis, taip, tos milžiniški ištekliai naudojami, taip. Ir ką aš pastebėjau savo darbo metu, kad jau imant tos šešiakampius, kuriuos mes taip mėgstam savo FTMC. Taip, yra iš išorėje šešiakampiai. Taip, jeigu būsit Vilniuje, apsilankykit. Taip, tai tie šešiakampiai, kur yra boro ir nitridas, gražiai struktūra išlaikoma, bet pamačiau, kad anglys mėgsta prisės prie anglies ir suformuoti tokį dvynio porą, kas buvo keista ir netikėta, nes visi ieško pavienių, taškinių. Aš visą tą taškinę fiziką kaip čia pratyrinėjau nuo termodinamikos, elektroninių savybių, optinių savybių, viską, taip. Pasirodo, anglys mėgsta anglį. Mes mėgstam prisėsti prie tų, kurie yra panašus į mus. Ir aš netgi sukūriau odę Anglijai, nes pasirodo, ta anglys mėgsta ne tik sudarinėti poras, bet ir šešiakampius ir irgi labai įdomios savybės ateina. Bet čia buvo ultravioletinės šviesos šaltinis. Japonai pirmieji pastebėjo, ilgą laiką klausimas buvo, o tai iš kur tas signalas ateina, kurio reikia, nieks nežinojo, kaip atsakyti. Vokiečiai tą matė, bandė Adamo Gali grupę skaičiuoti, bet jie bandė su kitais. Mes buvome pirmieji ir dėl to tas straipsnis ne tik tais, kad ant viršelio, bet buvo ir nominuotas kaip metų atradimas. Applied Physics Letters, prestižinis fizikos žurnalas. Jo. Ir jis buvo nominuoti LRT metų apdovanojimams 2020 metais. Kaip metų atradimas. Net nesvarbus rezultatas, kiek labai malonu, kai visuomenė pastebė, malonu, čia tikrai toks vienas iš pirmųjų tokio apčiopiamųjų, nes viskas iki pat galo parodėm, kokios koncentracijos, kokios laiko trukmės, kokia šviesa ties energetiškai, taip, tai viskas sutapo
ne tai, kad paklaidų rėmuose, bet viens prie vieno. Dar teoretiškai nieks tokio atitikimo nebuvo rodęs. Ir dabar jau visi pradeda naudoti tą metodologiją, kuri buvo jau atidirbta. Ir dabar jau ne taip, kad iš karto, jeigu tik tais vienas kriterijus yra išpildomas, jau sako, kad kandidatas. Ne, jie supranta, kad, užduota kartelė, reikia įrodyti, kad visi parametrai atitinka. Viskas, viena. Tai čia daug darbo tiesiog su kompiuteriu, kaip suprantu, ar ne? Skaičiuojami tie modeliai. Taip, tu pradedi su pieštuku ant popieriaus lapo arba prie lentos, tai visada prašau padovanokite lentą ir markerį arba ir kreidą. Tas old schoolas mes neišsižadam. Kaip Oppenheimeris, žodžiu, tu irgi. Tai yra klasikų klasika, kurioje tai, tu išbandai, išrašai visas idėjas ir kažkiek tu bandai analitiškai, bet kai tu užstringi, pereini jau į skaitmeniką, tai čia vienas iš dalykų, kur galima modeliuoti, o kitas, kai, sakau, yra didelės kvantmechaninės lygtis, taip, Kono dėka, kuris irgi Nobelio premijos laureatas, mes turime metodologiją, kaip tas spręst, bet ir vėlgi tu gauni visą, kaip, aš nežinau, 1000 lapų vien su skaičiais ir tu turi atrast prasmę, tu turi išsirinkti ir su jais ir vėlgi išskaičiuoti naujus duomenis. Taip, daug veiksmo. Jo, bet čia kokio proto reikia turėti? Visko, visi mūsų kolegos fizikai žino taip. Tiesiog dirbi ir su laiku. Tai, kas buvo sudėtinga, tampa lengviau, tu išmoksti. Kaip tai disertacija parašyta, ar ne, straipsnis publikuotas, o dabar šiuo metu tavo... Ką aš toliau darau? Taip, tai, mokslo kelias nesustoja, kai mes tik tais gaunam daktaro laipsnį, mes norim toliau semtis žinių, tobulėti, tai aš atlikau podoktorantūros stažuotę, 2 metai buvo skirti atskiram projektui, perėjau, tai ir vėlgi su kinio algebra lieka, nieko neišsižadėjau, tiesiog praplėčiau savo žinias ir dabar įeina į tą sritį ir šaltieji atomai, kaip dar viena platforma kvantinėms technologijoms, yra keletas. Šaltieji atomai? Ir už šaltieji, tai pasirodo taip, ten jau nėra priemaišų defektų, ten viskas idealu ir tiesiog su šviesa, šaldai su šviesa, tarp kitko, taip, tu sukuri tarsi tokią kiaušinių dėžutę, mes, su lazerio šviesa įsivaizduokite, tai yra slėniai maksimum minimum ir tuose duobutėse užstringa atomai, kai jie negali jau judėti, nes temperatūra ir judėjimas yra susiję tiesiogiai, taip, tu sulėtini jos iki milijardinės Kelvino dalies, tai yra prie minus 273, laipsnių pagal Celsijų, šalčiausios vietos visatoje, kuriamos čia Žemėje. Taip, ir man teko garbė netgi susitikti su vienu iš eksperimentų, Nobelio premijos laureatas, kuris dar 95-aisiais, Wolfgang Ketterle, sukūrė pirmąjį kondensatą. Kodėl aš apie kondensatą miniu, nes praeitą savaitę Bose gimtadienis buvo, tu mokslininkas, tai Bose-Einšteino kondensatas, tai yra šaltųjų atomų būsena, taip, nes yra 4 medžiagos būsenos, kurias jūs mokyklose mokinatės, bet nieks nekalba apie 5, taip, apie Bose-Einšteino kondensatus. Taip, tai reikėtų atnaujinti mūsų knygas. Taip, nes čia ateina visas tas kvantinis pasaulis, kuomet jau dalelės elgiasi kaip bangos ir sukrenta į vieną lygmenį. Taip. Tos 4 būsenos, jeigu trumpai, ar net yra skystas, ar ne, kietas, dujos. Kas dar? Plazma, teisingai, plazma. Taip, ir tada Bose-Einšteino kondensatai ateina su šaltaisiais atomais. Taip, tai praėjau ten, kad kaip išmokčiau daugiau, aš noriu ant popieriaus spręsti daugiau kompiuteriais, bet išmokti naujų būdų, taip. Ir vėlgi, kvantinė mechanika, tu gali labai daug per gražius, paprastus modelius efektų parodyti, kaip tokių kvantinių simuliatorių ar super laidumo efektų ir vėlgi atkartojimas ar simuliavimas per būtent šaltųjų atomų gardelę. Tai aš nuėjau plečiant prie kvantinės metrologijos srities tam, kad dar tiksliau būtų išmatuojamas laikas. Nes visos fizikinės konstantos dabar žinomos, kilogramas, masė, viskas gali būti kaip čia, ne tai, kad perrašyti per laiko savoką. Viskas yra per laiką. Ir
taip kaip susimaistysi, kokioje skalėje, ne, atome vyksta va, to elektrono periodinis judėjimas orbitoje ar tam debesėlėje, tai matysime per visą tą diapazoną, nuo ko mes susikūrė mūsų visata, einant, mes kažkur esam per centrą tarp kvantinio pasaulio ir visatos susikūrimo ir mes sugebame matuoti jį dar tiksliau ir dar 10 minus 19. Ir aš noriu tad gerinti dar labiau link to ir yra triukų, kaip tą padaryti, nes kai kurie sako, yra riba, fundamentinė riba, kurios tu neapeisi, bet mes kaip žmonės esam kūrybingi ir galima sugalvoti, tu gali kažką paaukoti, vardant to, kad padidintum tikslumą ten, kur tau reikia. Taip, to reikės daugelis ryčių, bet viena iš tų būtų kosminės kelionės, nes kosminiam kelioniam reikės įtin tikslių GPS. Mūsų jau nepakaks. Ir šiaip visos konstantos... Kad nuskristum kažkur ne ten, kur... Netyčia, ar suprojektuotum kelionę, taip, į Marsą, kur labai tikslumai, labai dideli reikalingi. Arba susimąstyti apie tai, kad laike visos konstantos osciliuoja, jos nėra kaip konstanta, osciliuoja tarsi periodiškai kinta, kaip banguoja. Banguoja. Jų vertė tarsi neišlieka kaip konstanta, o mes sakom, turėtų būti. Taip, ir dar daugiau tamsiosios medžiagos, tamsiosios energijos paieškos, išsigryninimas, taip, tos medžiagos nepakankamumo, trūkstamumo. Kur mes nežinom, kas taip, tai yra. Taip, yra daug, nes kiek... Gerai, tai aš čia išsiplėčiau, bet čia mes galime labai tą pusę. Taip, ta stažuotė ir buvo, stažavausi, važiavau į Varšuvos universitetą, į Lenkijos mokslo akademijos teorinės fizikos institutą, buvau Latvijoje, taip pat buvau užsukus į Paryžiaus universitetą Sorbonoje, kur visų pirma prieš pradedama tą kelią ir darydama pristatymą žodinį, nuėjau į Panteoną ir nuėjau tiesiai prie Marie Curie. Taip, viena svajonė išsipildė, taip, čia buvo gyvenimo svajonė. Taip, tai sėmiausi patirties iš įvairių mokslininkų ir dabar užbaigiau sėkmingai, parašiau netgi apie tai darbą Lietuvos mokslo akademijos konkursui tarp mokslininkų, kur bandžiau išbandyti savo jėgas parodyti, ką man pavyko padaryti, taip, tai darbas liko įvertintas ir be galo džiaugiuosi, kad taip metai nenuėjo kažkur ir pasisekė į Physical Review Letters išpublikuoti straipsnį, tai yra irgi, vienas iš siekiamybių, taip, nes gal ne tiek straipsnis, kiek po to tas kelias pasisuko, kad gerai dabar prancūzai nori tą išbandyti laboratorijoje, tą pasiūlytą metodą, o ką pasiūlėm, tai labai įdomu ir vėlgi šaltieji atomai, bet mes pagalvojame, mesgi lazerių šalis, panaudokim dar lazerių kažkaip skirtingais kampais ir pasirodo, suveikia, taip, pridedant antrą, trečią lazerį, tu gali ne tik tai, kad jie susipins tarpusai, tie atomai pradės kalbėti sukiniai, bet mes galėsime suspausti sukinių būsenas. Tai tai, ką aš minėjau, apie tai parašė ir Lenkijos, ir Lietuvos žiniasklaidoje plačiai aptarė, o prancūzai pradės dirbti ties to, gal eksperimentiškai pavyks pademonstruoti. Man patinka, kai pereina, nes kaip minėjo ir Audrius, ir tu, Simonai, dabar paminėjai, taip, fundamentiniai mokslai, neturi būti. Neturim pažadėti kažką, nes po to tu netenki to malonumo paieškos, taip, o tie efektai kartais atsiranda, tu ieškai vieno, o atrandi visiškai ką kitko ir gal netgi su tom ir vertė ateis didesnė. Tai man mokslas tom ir žavus, nes pats ir Virginijus Šikšnys dirbdamas ties jogurtais, kas galvoja, kad jis kris per katedras. Taip, tai tu niekad nežinai, taip, tai yra tas grožis fizikos ir aš nenoriu taip, nes su pažadais prisiminkim ir mašininį mokymąsi, dirbtinį intelektą, kokia ilga žiema buvo, kai jie dar 50-aisiais, 60-aisiais sakė, žiūrėkit, mes jums sukursim dirbtinį intelektą ateis ir pakeis visuomenę. O su tais kompiuteriais, pajėgumais, atmintim, kuri buvo kokie ten milžiniški kompiuteriai ir atminties nepakakdavo ir pinigų ir tas. Tai tik tais dabar ateina tie vaisiai ir kokia perversmas, taip, kvantinės technologijos irgi dabar ateina ta banga, taip, tai ilgas laikas, kaip mūsų centro direktorius sako, dažniausiai. Mokslas turi būti, tikras mokslas yra ilgas ar kažkas. Ilgas ir greita sėkmė, tai yra 15 metų nuoširdaus darbo. Taip, tai nieko greitai ir nebūna.
Jo, reikia tokios kantrybės ir tokio tikrai, bet kas yra smagu, kad aišku, kad vien tas smalsumas, bandymas gilintis, kaip tas pasaulis surėtėtas, kaip jisai veikia, čia turbūt irgi beda į priekį, ar ne? Man kažkaip turbūt siejasi šiek tiek, aišku, čia gal tokie dalykai gal ir nelabai lyginami, o gal ir lyginami. Pavyzdžiui, kai, tarkim, yra vienuoliai, vienuolynuose, kurie meldžiasi ir kitas kitų, na, kokia čia ta, ką jie čia nieko neveikia, ar ne? Aišku, čia ta malda, kaip veikia, neveikia, čia turbūt kitos tinklalaidės tema, bet esmė ta, kad, tarkim, žmonės atvažiuoja į vienuolynus, jie pailsi, melsdamiesi, bendraudami, būdami ten kokio gražiojo gamtoj, paskui jie atsigavę, su nauju džiugesiu eina, grįžta į savo darbus, į šeimos, jie tada didesnę pridėtinę vertę duoda tai visuomeniai, ar ne? Tai man kažkaip tokia mintis, kad irgi, kai tu fundamentinį mokslą darai, ar ne, kai tu gilinasi apie tos pačius dalykus, kai tu savo tuos keli klausimus irgi esminius apie visatą, apie sandarą, apie, nežinau, ten judėjimą ir ten kryptį ir visą kitą, tai irgi paskui iš to kažkas tokio gimsta. Puikiai įžvalga. Taip, visiškai sutinku. Taip ir turėtų būti. Aš nesakau, kad nes technologiniai proveržiai irgi medžiagotyros dėka, inžinierio dėka ateina, mums kaip čia visų dėlionės dalių reikia, bet mes neturime atsisakyti fundamentalaus mokslo. Tai tikrai tai yra dideliems proveržiams, netgi mąstymo prasme, taip, mūsų suvokimo egzistencinė prasme, kaip sąmonė, kas tai yra, ne, kur visatos kraštas ar ta... labai daug. Aš negalėsiu sustoti, jeigu pradėsiu. Taip, bet kaip ir minėjai pradžioje, kad yra labai susiję ir su filosofija, tai fundamentinį mokslą. Bet pirmieji fizikai ir buvo filosofai, vadinamai. Izaokai, Newtonai, ačiū tau. Tęsėt, žodžiu, jo, ir tradicija labai sena. Gal dėl to ir fizikos fakultete iki šiol yra vienas iš dalykų dėstomų filosofija. Susiję, jo. Tvarkoj ir gal tiesiog galėtum kokį gal pavyzdį konkretų, ar ne, kaip įrodymo to fundamentinio mokslo svarbos paminėti, na, kaip ta fundamentika, tie teoriniai tyrimai, kaip jie, na, prisidėjo prie gal kokio nors tai proveržio visuomeniai. Man kažkaip, nežinau, tokia mintis apie Oppenheimerį tą patį, kuris braižė tas formulės ant lentos ir paskui žiūrėk atominis ginklas. Čia gal taip supaprastintai, bet... Oi, Oppenheimeris, tos teorinės fizikos tėvas Amerikoje. Jisai pradėjo nuo juodųjų bedugnių, taip... Tai yra juodųjų skelių, kaip žvaigždės virsta juodosiam skeliam skaičiavimu ar kietojo kūno pagrindų, kuriuose čia mes praeinam doktorantūrą visako, bet taip jisai apjungė tokią milžinišką mokslininkų komandą Manhattano projekte ir Enrico Fermi dėka, kuris pamatė, yra dar grandininė reakcija, kaip ją suformuoti, kurios būtinai reikia. Tai atominiai bombai sukurti, kiek įdarbio atnešė ir Feynmanas, taip, ir pats Oppenheimeris, kiek to darbo įdėjo. Tai čia vienas iš tų pavyzdžių, taip, bet to dėka mes nepamirškime ir elektrinės jėgainės, taip, mes turim visą tą elektrą, viskas ateina iš tos EMC kvadratų formulės, dėl ko ant Einšteino pusė pasaulio pyksta ir pusė pasaulio džiaugiasi, taip, nes pasiekmes mes galim įvairiai mąstyti, taip, nes jis mums bandė paaiškinti, o kasgi vyksta žvaigždėse, kas jų širdėje vyksta, pabandykime atkartoti čia Žemėje, taip, taip, tai be skilimo yra ir sintezė, dar kitas kelias. Taip pat visi mąsto gerai, o kaipgi matematika irgi fundamentalus mokslas, o kurgi praktinė nauda. Tai o koks dažnas iš mūsų susimąsto signalo apdorojimas, muzika, radarai, sonarai, Fourier transformacija, aš nežinau, ar teko girdėti apie Josephą Fourier. 18 amžius, labai labai seniai, savo laiku jis išgarsėjo dėl šiltnamio efekto atradimo, nuo klimato kaita. Taip, ir visi pamiršo jo tą formulę, kuris pasakė, kad viskas, bet koks signalas, bet kas, tai yra tiesiog sinusų ir kosinusų suma savo laiku ir nieko tai nesudomina, taip, o dabar tai transformuoja visą mūsų mokslą, taip, tai yra, ir vaizdinimas, ir mūsų nuotraukų saugojimui, taip, lygo, tai gravitacinių bangų aptikimui, kaip mums reikėjo Fourier. Fourier transformacijos dėka galime atskirti per seismologinius duomenis, ar tai yra žemės drebėjimas, ar kažkokia tai šalis išbandė, detonavo atominę bombą. Tik jo dėka, nuo 63 metų, kai algoritmą rado Fast Fourier Transformation, pamatė, kad iki 90 metų
vos ne kas savaitę buvo sprogdinama atominė bomba, nes jau sugebėjo atrinkti, nes požemiai labai sunku buvo atskirti, ar tai yra žemės drebėjimas, ar sukeltas visgi tos sprogmens. Ir pamatė, kad, pats pikas pasiektas 80-aisiais metais. Ir tada susimastė, Dieve, kur mes einam, link ko, ir tada privertė susimaistyti ir prasidėjo visos tos politinės stabdymas, tos ginklavimuose. Tai Fourier Fast Transformation, taip, kitas yra Voronoj diagramos, kaip bet kurią plokštumą sumaniai, protingai padalinti daugiakampiais. Ir daugiakampiais taip, kad bet kuris mazgo taškas yra vienodai nutolęs nuo senelio. Aš dabar negalėsiu parodyti, kaip atrodo tie daugiakampiai, koks tas sumanus būdas, bet tai yra taikoma dėliojant miesto išsidėstymą mokyklas, dėliojant kur verslo centrai, ligoninės, kad žmonės turėtų vienodas sąlygas, ne, tas kaip išdėliojimas, taip. Tas pats ir žaidimų teorijai, kaip dėl resursų Katana, jeigu kas žaidžia, tai pagal Voronoj viskas yra padalinta, taip. Tai netgi savo laiku Jon Snow, bandydamas išsiaiškinti, kaip cholera plinta Londone, žinodamas, kur yra susirgę žmonės ir kur yra šuliniai vandens, iš kurie jie geria, taip, apėjo miestą, apėjo ir pamatė, kad, jis nebuvo matematikas, bet jis pamatė, kaip miestas tarsi, jeigu jis nupaišytų tas linijas, gaunasi tie daugiakampiai ir ties mazgais yra šuliniai ir jis surado epicentrą. Tas pats mąstant yra ir apie ligų plitimą, COVID laikotarpį irgi tarp miestų, kur izoliuoti eismą, kur ne, kur karantiną skelbti ir nešimą. Ta plitimą irgi per Voronoj, ne? Net ir Pixaras, darydamas animacinius filmukus, kuria tas odeles ar paviršius irgi dalindam labai daug kur. Matematika. Taip, aš 2 matematikos tos išvardinau. Einšteiną, grįžkim, GPS sistema, mes jau visi... Čia Einšteinui turim už tai dėkoti. Ačiū Einšteinui, taip. Už GPS. Okay. Atrodo gerai, ten atominius laikrodžius, trikampių formulę mes galėsime išskaičiuoti trukmes, kol pagausime signalą atgal, kad pagal geometrinius principus surastume savo padėtį. Bet ne, mes turime atsižvelgti į tai, kad laikas skirtingai bėga prie Žemės paviršiaus ir kosmose. Laiko tėkmė yra paveikta erdvėlaikio, o erdvėlaikis dėl ko jis toks iškreivintas? Dėl didelių masių, taip, masyvūs kūnai, planetos, žvaigždės, taip, viskas jį iškreivina ir tada gravitaciniai laukai skirtingi yra ir tą reikia įskaityti. Kitaip atsiras tokios paklaidos, kad mums GPS tikrai nereikės, mums užtektų tų žemėlapių. Tai čia vienas iš tų pavyzdžių, aš minėjau, iš modernesnių, tai kvantiniai fizikos, aš dėl to noriu labai čia reklamuoti iš mokslo, tai ką šveicarai padarė, bet jie ir bankuose jau naudoja, taip Boschas jau tos jutiklius bandys link medicinos. Kas dar? CCD kamera, astrofizikai bandė savo žvaigždės žiūrėti, o dabar mes turime visur, kiekvienam telefone, kaip telefono, kad užfiksuojame nuotrauką, pasidarom, šiandien pasidarysim, įkelsim, tai CCD dėka, tai ateina būtent iš astrofiziko, tai išskaičiavo, paėmė iš teoretikų, sukonstruotas taip pat pirmasis tranzistorius, lygiai taip pat buvo lazeris, taip, stimuliuota emisija aprašyta Einšteino, taip, o link proveržio, kad suprast, o mums kaip sudėliotos puslaidininkas, taip, kad gauti kažką, aš nežinau, tai teorija. Higgso bozono dalelė, kiek laiko nuo popieriaus praėjo iki CERN atradimų, bet CERNai būkime dėkingi už internetą. Bent jau. Taip, čia ta žinoma istorija, kad iš pradžių... Kol kas, bet didžiausias žmonijos paslaptis yra sprendžiamos, jo. Tokia turėjom neblogą tikrai fizikos paskaitą. Manau, kad tokie praturtėja ir daugiau susimąstę po šito pokalbio būsim. Pabaigai pakalbėkim truputį gerai trumpai apie tavo svajonę. Tu labai su tokia meile ir su tokiu užsidegimu kalbi ir įkvėpimu apie tuos garsius pavyzdžius, apie tuos mokslininkus ir mokslininkės, kurių tie darbai prie braižybos lentos virto kažkuo tokiu tikrai svarbiu. Ar gali užduoti, tu turi svajonę kaip mokslininkė? Kažką tokio, ar ne, pasiekti, kažką pagerinti, arba tiesiog sužinoti kažką. Taip, Simonai, taip, čia būtų ir mano atsakymas. Aš labai nenoriu netekti to jausmo, kad
kad įdomu. Bet iš kitos pusės, moksle aš ir vėlgi dariau apie tai mažą paskaitą, kad visada yra įdomu, ko tu sužinai, tau vis naujesni klausimai, bet tų klausimų kartais neproporcingai daugiau negu atsakymų. Taip, ir tas akimirka arba eureka, tą garsų posakį, taip, tai yra taip. Aš labai mėgstu tą. Arba pamatyti, kaip kolego akise tas suspindi irgi, bent jau būt kažkaip, kartais ne tiek, kad tu išsprendi, bet tu duodi kažką labai reikšmingo, kad suveiktų, galutinis tas rezultatas būtų gautas irgi. Arba bent jau būtų to dalimi, arba kad pačiai kiltų idėja, kad nenustotum siekti to. O nei įvertinimai, reikėtų, aišku, noras būti visuomeniai naudingu yra kiekvieno piliečio noras tikrai prisidėti kaip nors, bet kuriais būdais palaikyti, ko mes galime, taip dėl to mes visi ir esam skirtingi. Aš labiau kaip misiją dar matau, kad kaip mokslininkų pareiga yra, kad žmonės tiesiog nebijotų dar ir skleisti ir kalbėti apie mokslą, kai yra labai reikalinga apie tai kalbėti. Kokia yra, pavyzdžiui, radarų nauda, kai buvo akcija radarom, irgi apie tai, kad ten, kur tikrai, kartais tos visus, aš jau neminėsiu, yra grupių, kur priešinasi viskam ir dar netikė kai kuriais dalykais, kaip žemės. Apvalumas žemės. Taip, nesivelsiu, bet taip, kad tai yra viena iš tų pareigų ir jaunosios kartos pritraukimas, kad būtų tąsa, taip, kad visas tas judėtų. Tai aš labai daug tų atsakomybių savo prisirašiau, dėl to aš kartais bijau, nes, taip, visos tos pusės reikalauja labai daug laiko ir labai didelio atsidavimo. Tai laiko savo skirti, kažkaip poilsiui, nes čia galva gali sprokti nuo tiek visko. Tam yra kai kas mano gyvenime, kas atsirado ir aš dabar jaučiu, kad pagaliau viskas, aš gavau tai, ko reikia. Tai yra, tas sportas. Kovos menai šitie kendo tarti reikia, ar kendo? Kendo. Kendo, čia japonų, ne japonų? Kardo kelias. Kardo kelias. Japonų, taip, kovų menas, labai senas, dar iš samurajaus laikų palikimas, taip, 17 amžiui, kai jau buvo atsisakyta katanų, perėjo visišką transformaciją, kendo dabar yra visur Japonijai kaip fizinio lavinimo pamoka. Būtinybė. Europoje, populiarus gan, Lietuvoje su pagreičiu auga ir čempionatai vyksta ir žmonės labai skirtingi. Aš visat galvoju, gerai, ateini į naują sporto šaką, bus vien jaunimas, tai labai skirtingo amžiaus grupės, taip, bet kas, skirtingos profesijos žmonės ateina čia, kad gautų taip kai ką, taip savo. Tai yra, aišku, žmonės gal nesimato, bet ten ir laikysena, ir disciplina su savimi, taip, drąsos jausmas, tas kijai, šauksmas vidinės dvasios, už kurį man kaip tik sensei ir skiria vieną iš apdovanojimų, kad buvo ryškus, taip, tai drąsus akių kontakto išlaikymas ir tu priimi. Vieniems kaip streso nuėmėjas tas sportas bus, nes tu su mediniu kardu, taip šinajumi, daužai priešą, bet yra skirtingos technikos, kaip tą tikslingai, teisingai padaryti, taip, tu pradedi mėgautis, tu supranti džiaugsmą tokį, tu po to ateini, lieka vien laimė, taip, ir jokių jausmų, ir ten tas visa ta etika, estetika, grožis, nes tie patys rūbai, taip, tas dizainas išlaikytas, stilizuoti samurajaus rūbai, sakykim, taip, šarvai, taip, tai disciplina, elgesys, kaip vieni su kitais bendrauja. Man labai patiko šiaip Azijos kaip kultūros ir būtent Japonija kaip dar viena svajonė, taip nuvykti ir susitikti ir su kendo žmonėmis, ir su mokslininkais, ten daug mokslo mūsų srityje vyksta. Taip, tai turime Lietuvoje nemažą asociaciją, taip, ir jinai nuolat auga, lygis auga ir jie važiuoja Europos čempionatus, atstovauja Lietuvą. Ir kiekvienam miestelėje jau ir jaunimo daug, ir suaugusių, ir fizikų nemažai. Ir tarp kitko ir iš FTMC nesu vienintelė. Kas dar? Optoelektronikos skyriuje mes turime žmonės, kurie ateina ne tik tais kaip mokslininkai, bet ir atveda savo šeimos narius. Šaunu. Papasakosiu taip. Tai aš tiesiog, kad
būkite atviri, naujoms sporto šakoms kažką savo išbandyti, nebijokite, tikrai kažką atrasti ir aš dabar supratau viskas, bet dabar aš pilnavertiškai, taip ir į mokslą tada kaip harmoningai, taip jau be jokių emocijų, taip, jau Liuks, ačiū tau. Žinai, Mažina, tu minėjai, norisi būti tuo naudingu visuomeniai, bet aš sakyčiau, kad tai, kai tu matai, ar ne, viešoje erdvėje ir kitur žmogų, kuris yra smalsus, kuris džiaugiasi ir su meile daro dalykus, tai jau yra didžiulė nauda. Nes tu gali kitus žmonės įkvėpti, ar ne, ir pamatyti, kad tikrai verta, ar ne, tikrai verta būti mokslininku, tikrai verta klausyti tuos klausimus, ar ne, jie ieškoti tų atsakymų. Stipraus pavyzdžio, taip, veikimas, skatinimas, ar kartais netgi, taip, aš ir vėl pritariu kiekvienam tavo žodžiui. Ačiū tau už išmintingai ir teisingai. Už tą džiaugsmą ir tą pavyzdį. Daktarė Mažina Macko-Cinkevičienė, fizikė, FTMC optoelektronikos skyriaus mokslo darbuotoja buvo mūsų pašnekovė. Kreipiuosi į kolegas išskirtinai, pasinaudodamas progą, užsirašykite į FTMC bėgimo klubą. Tikrai verta. Aš buvau Simonas Bendžius ir Ovidijus Žalys, FTMC informacinių technologijų skyriaus vadovas. Šitą mūsų laidą filmuoja ir įrašinėja. Ačiū tau, Ovidijau, tu esi geras žmogus. Iki kitų kartų. Iki.